Vykdote daug projektų. Pas jūs dalyvauja ir grįžę iš įkalinimo įstaigų žmonės. Bet jeigu reiktų įdarbinti žmogų, ar jūs priimtumėt? Televizijai atsakyti būtų, bet kokiam žurnalistui atsakyti, kad kuriant savo įvaizdį, pasakyti iš karto taip. O iš tikrųjų tai nėra labai paprastas klausimas, todėl kad ir visuomenės nuomonė yra formuojama ir ne visada jinai yra pozityvi. Ir iš pačių tų žmonių buvusių įkalinimo įstaigose, galbūt dėl to, kad jie buvo ten, galbūt jie atėjo jau taip, yra irgi įtakojama, mes esame įtakojami tų žmonių, kurie ten buvo ir ne visada iš teigiamos pusės. Todėl atsakyti taip paprastai, kad priimčiau, negalėčiau, bet kaip žmogus ir dirbantis ir, kaip jūs sakėte, darantis tuos projektus, iš tikrųjų reikia galvoti apie jų priėmimą ir integravimą į mūsų aplinką, į mūsų visuomenę. Stengčiaus priimti. Žinoma, prieš tai pabendravus, pašnekėjus, pasakius, kas būtų, jeigu būtų, duodama pagal galimybės, kadangi mes esam biudžetinė įstaiga, pagal galimybės tą išbandymo laikotarpį, pasakius, kad jeigu bus taip ir taip, jeigu bus tas ir taip, apibrėžiant ir išaiškinant, netgi kartais galbūt per daug išaiškinant jo teises, bet ir pareigas. Kiek sugebėčiau, iki maksimumo išaiškinant, stengčiaus priimti. Bet paprastai atsakyti, taip, tik eikit. Ne. O dabar sakykit, grįžę sako, kad juos atstumė visuomenė. O visuomenė sako, kad jie liktai nesugeba integruotis, prisitaikyti, pasikeisti. Kaip jūs manot? Aš manau, kad yra tiesos ir vieni yra teisūs, ir kiti yra teisūs. Nes ta visuomenė esame ir mes. Iš tikrųjų, mes labai dažnai pastebim ir konkrečiai, sakykim, apie save kalbant, darant tuos projektus, sakykim, ir patį paskutinį tą, ir šventumą, ir laisvę gyventi laisvę. Iš tikrųjų, atrodo, eini atvirom išskėtęs rankas. Imkit mane ir skaitykit, darykit, mes jums padedam, mes norim. Taip. Ir žmonės labai, tie, kurie buvo įkalinimo įstaigose, labai rezervuotai žiūri į šitą reikalą ir su nepasitikėjimu. Jie kažkodėl iš visuomenės, tai yra iš mūsų, iš aplinkos, yra sulaukę labai daug kažkokio negatyvo, kad mes verti nepasitikėjimo. Jie nelabai pasitikė ir reikia laiko, kol ta prasme, jie tavim patikė ir tu jais patikė. Dabar kitas dalykas, čia kalbant apie juos, dabar ir mūsų. Mes iš tikrųjų su kiekviena diena, spauda, ta prasme visa žiniasklaida, visa informacinė mūsų sistema mums taip ir žengsi žingsnį ir tavęs laukia. Ten nudobė, tenai seneliai pasmaugė, ten atėmė, einant gatve, vidurdienį atėmė. Tai mes ir bijom. Ir bijom, atrodytų, kad kalti jie, buvę ten. Iš tikrųjų, mes visi galim suklysti ir būti ten. Ir jeigu taip visa visuomenė į mus žiūrės, mes turim netgi apsidrausdami save, nes, kaip ten sako, nuo terbos, tiurmos ir lazdos niekada šito dalyko neišsižadėk. Neatsitiktinai senoliai šitą sako. Iš tikrųjų negalim išsižadėti. Ir neišsižadėdami mes turim, tiesiog bijodami šito, mes turim stengtis padėti jiem ir patys stengtis būti geresni ir daugiau tikėjimo to, kur sako, tikėjimo, vilties, pasitikėjimo, patys išspinduliuoti, kad kitas patikėtų. Esu Vaidas, tautybė, pilietybė Lietuvos Respublikos pilietis, man 26 metais. Turiu pradinį išsilavinimą, įgijęs elektromechanikos specialybę, esu viengungis. Dirbu viešus darbus UAB Žerutis tinkuotojų, UAB Videliana baldų surinkėjų. Galiu dirbti pagalbinių darbininkų prie statybos ateityje. Norėčiau susirasti pastovų darbą.